Sveiki, mano vardas Eglė Varnaitė. Esu 25 ir šiuo metu studijuoju International Financial Management and Control Hagos universitete. Šios studijos, kurias studijuoju dabar, man jau yra antrosios. Lietuvoje esu pabaigus kultūros istoriją ir antropologiją, bakalaurą. Tačiau, kai pabaigiau studijas ir pradėjau dirbti, supratau, kad norėčiau įgyti daugiau įgūdžių, kuriuos galėčiau panaudoti tiesiog darbe. Todėl pradėjau ieškoti kitų studijų ir jos gavosi Nyderlanduose. Iš esmės, tiesą pasakius, rinkausi pačią programą ir rinkausi tarp Danijos ir Nyderlandų. Tačiau Nyderlanduose man pasirodė geresnės sąlygos tiesiog išgyventi, net jeigu Danijoje yra nemokami mokslai. Manau, kad kiekvienas Lietuvos studentas iš esmės turėtų bent metus praleisti užsienyje, o geriausiai 4, pavyzdžiui, studijuojant, nes iš esmės tai labai atveria tau akis tiek skirtingoms kultūroms, tiek išmoko dirbti su pačiais įvairiausiais žmonėmis ir iš esmės labai pakeičia požiūrį ir kai grįžti į Lietuvą, pradedi galbūt šiek tiek kitaip ir bendrauti ir žiūrėti į tos pačius dalykus. Na, jeigu norėčiau palyginti dvi studijų sistemas, lietuvišką ir olandišką, man būtų šiek tiek sunkoka, kadangi lyginčiau universitetą su koledžu, kur universitete labiau viskas fokusuojama į teorinius aspektus, o koledže į praktinius. Tačiau pagrindinis skirtumas, galbūt, kurį galėčiau pastebėti, tai kad Nyderlandų sistema išmoko daugiau savarankiškumo. Tai reiškia, kad jeigu tu iš esmės turi užsiregistruoti pats egzaminams kas 3 mėnesius ir jeigu tu pats praleisi šitą deadline'ą, tai negausi savo kreditų. Vienas dalykas, kuris tikrai labai skiriasi studijose Lietuvoje ir Olandijoje, tai iš tikrųjų dėstytojų ir studentų santykis. Kadangi Lietuvoje tikriausiai gal 2., 3. kurse tik tai pradėjau galvoti, kad bandai pasisveikinti su dėstytoju arba kažkokį tokį ryšį, arba jis jau atsimena tavo vardą. Ir Olandijoje viskas prasidėjo tiesiog kitaip. Tai dėstytojai yra kolegos iš esmės ir jie yra tavo mentoriai, jie tave moko, tau padeda, tačiau nėra to atstumo, kuris dažniausiai čia yra įprastas Lietuvoje universitetuose. Nuvykęs į kitą šalį, iš esmės tu jautiesi kaip kūdikis. Tu nežinai, kaip niekas vyks. Tiesiog nežinai, kaip vyksta patys paprasčiausi dalykai. Kur tau pasisverti agurkus, arba ar tau ten reikia užklijuoti etiketę ar ne, kaip tau užsiųsti tą patį siuntinį namo, kokių tau ten draudimų reikia ir panašiai. Tačiau, kai nuvažiuoji į patį universitetą, jie dažniausiai yra žmonės, kurie tau padeda kiekvienu klausimu. Ir plus nuolat pati aplinka yra labai international, todėl visi absoliučiai šneka angliškai aplinkui ir žmonės yra labai draugiški. Taigi, jeigu turi kokių nors sunkumų, dažniausiai visada atsiranda žmogus, kuris tau gali padėti. Pirmoji mano baimė prieš išvažiuojant į Nyderlandus buvo anglų kalba, kaip ir daugeliu tikriausiai. Nes aš nežinau, ar aš sugebėsiu anglų kalbą mokytis finansus, ar aš suprasiu ką nors, nes visa tai turėjo būti nauji terminai. Bet po 3 savaičių iš esmės nebeliko jokių problemų, nes tu realiai pradedi viską mokytis nuo pat pradžių, tau viską išaiškina ir tu supranti pačius principus. Dabar aš turiu problemų išversti tuos pačius žodžius į lietuvių kalbą, bet čia jau kita istorija. Kita mano didžiulė baimė buvo tai, kad tiesiog negalėsiu bendrauti su tėvais galbūt taip dažnai, kaip aš buvau įpratusi. Tačiau visa tai irgi labai išsisklaidė, nes bilietai dažniausiai yra pigus grįžtamo, tai atostogų yra dažnai, tai tu gali grįžti, kada tik tai panorėjęs iš esmės, kas 3 mėnesius, kada panorėjęs. Ir Skype'as, internetas yra nuostabus dalykas šio klausimu. Ir trečioji mano baimė buvo tai, kad aš 6 metus nesimokiau matematikos.
o studijuojant finansus jos daugiausia reikia. Tai visa tai irgi išsisklaidė, kadangi jie pradeda nuo nulio. Viską gali pasikartoti, viską gali išmokti. Dabar po metų, kai jau metus studijuoju Olandijoje, iš esmės vieniša tikrai nesijaučiu, nes negana to, kad susirandi labai daug draugų iš pačių skirtingiausių kultūrų. Mano programa yra visiškai international. Tai plus lietuvių ambasada dažnai organizuoja renginius ir kviečia lietuvius ir tu iš esmės sugebi pažinti visą lietuvių bendruomenę, kurie ten gyvena ir jie yra tikrai draugiški. Prieš renkantis antras bakalauro studijas aš šį kartą nemažai tikrai praleidau laiko ieškodama, kokios būtent studijų programos aš noriu. Ir kastų šiuo klausimu man iš esmės labai padėjo. Dėl to, kad negana to, kad jie pasirūpino visais dokumentais, 3 kartus pertikrino ir dar atsiuntė priminimus, bet jie kartu ir suorganizavo ir parašė, išsiuntė atmintinės. Viskas, kas galėtų būti svarbiausia, viską, ką reikėtų ten žinoti, prisiminti, tai pasirūpino. Tai stojimo procesas tikrai nebuvo sunkus. Tiems studentams, kurie svarsto ar rinkti studijas Lietuvoje ar Nyderlanduose, ar rinktis tą studijų programą ar kitą, visų pirma, aš siūlyčiau labai gerai persiskaityti, kas yra programoje. Nes jeigu jau pradedi kažką veikti 4 metus, tai reikia būti motyvuotam. Reikia persiskaityti, galbūt atsiversti knygą, vadovėlį, iš kurio tu mokysies vėliau ir tiesiog suprasti, ar tau tai bus įdomu mokytis ar ne. Nes jeigu tai nebus įdomu, tai nebus nei tau vertinga, nei niekam kitam. Tiem, kas mąsto rinkti studijas Lietuvoje ar užsienyje, galiu pasakyti tik tai, kad kiekvienam savo, galbūt kai kuriems labiau tik studijos Lietuvoje, kitiems Nyderlanduose, tačiau jeigu tu nori pažinti pasaulį, tapti savarankiškesniu ir galbūt mesti savo didesnių iššūkių, negu tu turėtum šičia Lietuvoje, tai siūlyčiau studijas Nyderlanduose.